Žmogus kaip jis atrodo, tai daro. Nu jo. Nebuvo, jis išgalvoja. Tai vat, iš tikrųjų teisingai sakai, kad vardai atsirado. Atsirado, nu kas tu, malūnininkas buvo, ar šėriks, ar kalė, ar dariai, nu to vardai prasidėjo. Kada visą šitą reikia padaryti, klausimas dar kyla. Man iškilo klausimas, kada visą šitą reikia padaryti. Aš irgi mažai mėgau po 4 valandas, 5, bet nu, nepadaryčiau ne pusę tiek, jeigu mokėčiau jau. Aš iš tikrųjų esu gan tingus, aš ilgą mėgstu. Ilgą mėgį. Mano žmona dar iš lauko. A ta žmona turi? Žmona dar turi. Pabėgtų visus beveik. Nu, tai kaip mes va buvom sakė, žmonos neturi. Tai mes sakom, kai žmonos neturi, gali ten piešti. O gal čia jūsų žmona? Čia yra žmona, o šitą visą šitą daiktai? Tavo paskui neprasidės. Aš esu toks, kaip sakoma, matot, į pinigus nekreipiu labai dėmesį, todėl... Bet moteris kreipia dėmesį į pinigus. Moteris visas nori puošti. Čia yra mano paveikslų virtuvėje, ten su medžio, ten kitus akmenį, o čia su paveiksliukais tokiais visokiais išmislais, bet čia irgi nieko gero tokį nerasit, kad galėtų pasipuošti salionį. Tai nėra nesaloninis menininkas, tokių buitinių aptarnavimų netreiktų. Tai, jeigu kas nori biškitinėti, ką reikia. Na, bet šitą medlą, kiek tai daryti.